kolegas, studentus, kurie įsijungia į mūsų darbą ir labai jiems dėkingi. Šito kvartalo tvarkymą mes pradėjome nuo dar kartą peržiūros, kas čia yra tam senamieste. Ir priėjom tokios išvados, kad vis dėlto reikia ieškotos vietos dvasios. Vaikščiam, žiūrėjom, kas daro naują įspūdį, naujų žvilgsnių. Ir dabar galima pakalbėti apie tam tikrus tokius techninius dalykus, kurie labai svarbus čia yra. Transporto klausimai. Iš įvadinių paskaitų mes supratom, kad bendramiestinės problemos, kurias gali nukrauti Kėdainių tiltas, tikriausiai mums šiuo momentu nėra aktualios. Ir nagrinėdami transporto klausimų šioje teritorijoje, mes pamatėm vieną iš tokių labai svarbių dalykų, kad transportas judantis visų šituo žiedu, jisai turi didelį konfliktą su pėsčiaisiais. Žmonės tiesiog transportas atpjauna tą kvartalą nuo upės. Todėl viena iš pagrindinių mūsų minčių tai ir buvo mažinti aktyvumą šitų gatvių ir dalį palei upę suleisti į požeminę gatvę. Ta požeminė gatvė turi galimybę leisti papulti į parkingus, pasiekti visus taškus ant žeminės gatvės, paskui kai žiūrėsim, jos išlieka, jos vystosi, bet jos jau tarnauja ne srautams transporto, o tiesiog epizodiniam tarnavimui, kuris neturi konflikto su žmonėmis. Esama senamiesčio funkcija, ji neišvengiamai turi įtaką ir šitam kvartalui, bet to ryšio mes negalim to kvartalo spręsti. Tai pasinagrinėję, tam mes galbūt jau ir kažkiek anksčiau buvom pastebėję, kad Daukšos gatvė yra ir Vilniaus gatvės dalis yra koncentruota prekyba. Ir pabaigos lyg ir pėsčiųjų nėra, yra transporto stovėjimo aikštelė. Valančiaus gatvė, joje labai natūraliai, kadangi yra ant srauto turistų, susiklosti, galima sakyti, kultūrinių įstaigų tokia koncentracija, tai yra didelė dalis meno galerijų, o taip pat sekmadieninis žmonių atėjimas į bažnyčias. Tai tie klaustukai mums yra ir buvo patys akivaizdžiausi dalykai, kad mes turim pradžią, bet neturim pabaigos. Tai tą pabaigą mes galvojam, siūlome padaryti būtent pėsčiųjų žiedą. Tai viena iš tokių mūsų esminių idėjų. Tas pėsčiųjų žiedas natūraliai komercinių punktų, taškų, jisai baigėsi kažkokiu tai tam tikrų stambesnių, šiek tiek komercinių objektų, tai yra dabartinis iki, o kultūrinė funkcija mūsų manymų galėtų baigtis būtent Kauno miesto koncertų sale ar kartu kongresų salė, gali tarnauti čia. Ryšys šitų objektų su pilimi, su bendru gyvenimu, jis mūsų manymų yra labai perspektyvus. Čia, jeigu pasižiūrėtume, tai yra mūsų pėsčiųjų judėjimo schema, būtent išryškintas tas žiedas visas ir kai mes nukrauname transportą po žemę, mes randam didelę naują aikštę, kuri jungia būtent to kvartalo pakraštį, svarbiausią pastatą
svarbiausią miesto traukos tašką su pilimi, o šitame žiedo gale neišvengiama transporto vieta ir pabaiga, kur žmonės savo fizinius poreikius, vadinkim, apsipirkimą ir kažką tai gali. Gerai, čia. Apie užstatymo struktūrą. Užstatymo struktūrą vėl taip pat bandėm analizuoti, kas buvo šituose kvartaluose, pasiryškinam kažkokius savo svarbesnius dalykus ir tas principas mums pasirodė labai natūralus ir nusprendėme jo vadovautis. Dėl mastelio pastatų bandėm ieškoti kontakto taip pat su senamiesčiu. Tiesiog vyko tam tikras pleneras, tam tikras žaidimas. Bandėm nusipiešti vieną pastatą, kitą pastatą, trečią pasiryškinti senamiestyje. Ir tada žaidimo būdu ateiti čia. Tokiu būdu mums išsidėstė kažkokią tai struktūrą, paskui mes ją kažką tai koregavom, žiūrėjom. Apie aukštingumus. Senamiesčio panoramos, būtent miesto įvaizdis, jis yra pats respektabiliausias ir turi toks būti. Ir todėl skiriam pakankamai didelį dėmesį, kaip tas panoramas padaryti patrauklesnes. Lituanikos tūris, mano nuomonė, visą laiką jisai turėjo didelę konfrontaciją su senamiesčio masteliu. Todėl mes pabandėm jos tiesiog tą tūrį skaidyti, ieškoti jo aukštingumo ir mūsų neišgąsdino tas pirmas tas karnizas, reiškia tas aukštingumas. Taip pat išskirtinio pastato vieta, gana panoramoje, jinai čia pilies bokštas katedra, jinai panoramoje turi tam tokį tikrą atitolimą, bet jis gali pasidaryti kažkokį akcentą. Benagrinėjant tą panoramą, radom tokią mintį, kad gali atsirasti, tai yra galimybė, kažkas tai gali atsirasti ir šiek tiek aktyvesnė, kad tam senamiestyje būtų tam tikras kontrastas, tam tikras žaidimas, kur kažkokie nauji akcentai galėtų kalbėti su